Sveiki, kaip jaučiasi skiepytieji apgautieji? Tokia tema, kaip jaučiatės skiepytieji apgautieji? Ir čia tą video įrašinėjau ne tam, kad pastyčioti iš jūsų, bet iš tikrųjų noriu pagvildenti tą temą, kaip jaučiatės ir patarimų, ką toliau reikėtų daryti, kas jaučiatės labai nekaip ir kam sugadinta sveikata. Dabar visų pirma, ką aš pastebėjau, mano pastebėjimai, kad tikrai sugadinta sveikata, tikrai gavo tą aktyviąją medžiagą, kažkur tai apie, garantuotai 50% gavo aktyviąją medžiagą, nes turi sveikatos problemų, bet gali būti kažkur tai nuo 50 iki 70% gavo aktyviąją medžiagą, kuri sugriovė sveikatą arba pasiuntė jau anapilin žmonės iš karto po skiepo. Tai reiškiasi, kaip jaučiatės? Kas nutiko? Aš galiu pasakyti, ką aš pastebėjau bendraudamas vien tik per paskutinės 2 savaitės. Pakalbėjau tą temą ir paklausiu visų, kaip ar yra skiepukas, ar nėra, žinai. Ir vieni išsipasakojo, kad jie neišsipasakojo, tai aš porą tokių pavyzdžių pateiksiu. Bet problemos yra rimtos su sveikata. Tai dabar žiūrėkite, ir svarbiausia yra ne tai, tą turbūt jau visi žino, ar ne, arba jau dauguma žino. Gal dar yra tokių, kur nežino ir nesupranta, bet čia nereikia jų vadinti jau visiškais idiotais. Kodėl? Todėl, kad jie gavo placebą, jie negavo veikliosios medžiagos ir pas juos viskas gerai. Bet ir tai dar klausimas, nes matot, jų galima užstatyti veikimą kiek tik nori, 10-20 metų į priekį, ne? Tam tikri dalykai veikia labai lėtai. Ir, žodžiu, bet kai kuriems iš karto labai prastai su sveikata. Tai vat porą pavyzdžių. Viena kandidatė, kur norėjau liktai startuoti ar kažkas tai tokio, žodžiu, pasakoja man tokią istoriją. Kaip tik tai gavo skiepą, iš karto išjungė ranką, iš karto labai blogai, temperatūra ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia tik tai pusė bėdos. Po to pas ją prasidėjo labai didelės moteriškos problemos, iš karto po to. Ir po šiai dieną jos nesibaigė. Tai jos mama dar sako, gal čia tau netyčia, gal čia sutapimas, žinot, kaip medikai jums paaiškina, čia negali būti, čia tiesiog sutapimas, mokslas jūs pasakoja apie sutapimus, ar ne? Jinai sako, mama, ką juokauju, sako, aš taigi savo kūną pažįstu, aš pas tos visus ginekologus per gyvenimą tiek nesu buvusi, kiek dabar per paskutinius 2 metus, ar ne? Ir po to jinai užteko dar smegenų paklausinėti kitų draugių, kurios suskiepijo. Visos turi to pačių problemų. Visos turi. Tai va, čia bėda yra tokia, ko gero mergaitės, kad jums jau sveikata sugadinta nepataisomai, o gal įmanoma pataisyti, bet abejoju, kadangi čia vyko genų modifikacija. Kiaušinio, iš kurio yra padarytas omletas, atgal paversti į kiaušinį jau bus sunku, neįmanoma. Ar ne? Tai va, čia jūs jau patys turit gilintis, kas čia nutiko. Reiškiasi, čia vienas pavyzdys, ar ne? Ir pačios, ypač moteris, paskambinėkit, paklausyt. Turit suprasti, kad tas projektas yra depopuliacinis, ar ne? Reikia, kad jūs negimdytumėt, neturėtumėt vaikų ir kontroliuojamai numirtumėt, ar ne? Tokia dėja yra realybė šių dienų, ar ne? Karas dabar vyksta nesprogdinant, ne su bombomis. Karas ir žmonių naikinimas vyksta daug paprasčiau. Cepelinai, adatėlė, mirtis. Žodžiu, kitas atvejai pas mane pradėjo dirbti brokeris iš Dvynių. Vienas, kur nepasiskiepijo, tai tas ir pradėjo dirbti, ne? Logiška. O jis įkalbinėjo ir savo brolį, ir savo visą giminę, jokių būdų nepriimkit, čia eksperimentinis dalykas, Net jeigu tikėjo to mokslo, net jeigu neturit žinių, kas tas yra mokslas, reiškiasi,
vis tiek, reikėjo logiškai mąstyti, reikėjo neimti to preparato, kuris tik pagamintas ant greičio, eksperimentuoti su jūsų kūnu. Jeigu tikėtumėt, kad tas virusas buvo baisus ir pavojingas ir čia jūs išgelbės ir saugos kažkas, tai dėl jūsų rūpinsis, jeigu toks jūsų protelis tik tai buvo, vis tiek reikėjo atidėti, palaukti. Žiūrėkit, ilgai nereikėjo, dabar jau visas pasaulis žino, jau tos informacijos paduodamas į kompanijos, į teismus, jau informacijos yra patys geriausi pasaulio mokslininkai pateikė informacijos. Reikėjo palaukti, nesivadovauti baimėmis, ar ne? Bet, matot, baimė yra toks dalykas. Toks dalykas, žioplys ir bažnyčiai, sako, mušti gauna. Bet kaip ir sakiau, dabar mano tikslas yra duoti jums patarimų, ką toliau reikėtų daryti, o ne kaltinti jūs, kaip jūs čia blogai, ką padarėt kvailai. Tai vat, ir tiesa, tas dvynys, vienas paskiepė, vienas ne. Ta pati genetika, ta pati šeima, ta pati mama, ar ne, ir taip toliau. Dvyniai, jeigu žinot, jie turi labai artimą ryšį, jie ten labai panašus, taip toliau. Vienas pasiskiepė, kitas ne. Jau aš dvi tokias dvynių poras turiu, kur vienas skiepytas, kitas ne. Įdomi, ne? Reiškia, ir situacija kaip aidas, ta pati. Tas netgi ne covidiniais skiepais paskiepus, merginos dvynės dvi. Viena pastoviai serga, ta kur skiepita aišku, o ta kur neskiepita visiškai neserga. Dabar, jeigu kas norėsit, galėsim interviu paimti iš to, kuris neskiepytas ir iš to, kuris skiepytas. Du dvyniai, jeigu tas skiepytasis sutiks duoti interviu, nes žinot, duoti interviu, kad tu esi asilas, irgi nelabai malonu, kad tu apgautas ir taip toliau, nėra pats jau įdomiausias interviu. Bet jeigu sutiks, būtinai nufilmuosiu tokį interviu. Tai tas, kuris dabar yra neskiepytas, dirba su nekilnojimu turtu pas mane. O tas, kuris yra skiepytas, reiškia, tai taip pasidalino su broliu tokią informaciją, kad kiekvieną kartą, kai fizinį kažkokią rimtesnį aktyvumą, ar padirba, ar pasportuoja, burnoje jaučia kraujo skonį. Kraujo skonis burnoje. Maniai. Tai va, žodžiu, ir tokių variantų, viena ten susiuntė savo tėvą, dokumentavo, reiškia, nuo pat pradžių gavo skiepą, sekančią dieną jau jam apetito nebėra, dar sekančią dieną jau, žodžiu, jau kraujosruos pradėjo iš lūpų, iš visur ant veido muštis, dar sekančią dieną jau iš lovos nebesikelia, vaikščiojo, bet iš lovos jau nebenorėjo keltis. Ir išvežė dukrą į reanimaciją. O prieš tai, kas svarbiausia, rodydavo mano video įrašus apie visus tos įspėjimus, taigi pilna, aišku, mane blokavo, ten šalino ir taip toliau, juk puikiai žinot, kas mane stebit. Tai tėvas vis numodavo ranką, tai 70 metų jau, žinai, vis numodavo, čia nesąmonės. Ir tada dukra, kai jau įvežė į paskutinę kelionę, į reanimaciją ir po to mirtis, tai reiškiasi, tai paklausė tėvas, sako, tėvelis, sako, o dabar jau tiki manim, ką aš tau sakiau, sako, dabar dukra tikiu. Bet jau kas iš to, kad tu dabar tiki, šaukštai po pietų, ar ne? Jau kai kurių klaidų, atminkit, šiaip klaidas, aš žmonėms sakau, klaidas daryti yra gerai, viskas tvarkoja, bet atminkit tokį dalyką, kad daryti mirtinas klaidas nereikėtų. Yra klaidos, kurių neina ištaisyti. Tai va, klaidos ten versle, klaidos eksperimentuojant, rizikuojant biznį darant ar finansinės investicijos, kas nutiks, įvertinkit blogiausias pasiekmes, ne? Blogiausias pasiekmes, kažkokią verslą darant, bankrutuosi, prarasi pinigus, prarasi laiką, prarasi pinigus, tai čia yra klaida, aišku, bet tuo pačiu ir įgysi patirties. Klaida, žaidžiant su savo sveikata, leidžiant kažkam eksperimentuoti, nežinant tiksliai, nesuprantant, dėl ko čia daryti klaidas su savo sveikata negalima, nes tai yra viskas, jūs tik vieną kūną turit. Dabar čia jau, nežinau, ar mane matot ar ne, bet svarbu, kad girdit. Tai va, man atrodo, dabar visi man tokių istorijų galėtumėt papasakoti ir ne po vieną, ir po dvi, po tris ir po penkias, kas esate bendraujantis labiau smalsesni. Tokių istorijų galit man labai daug ir mirusių žmonių. Ir dabar tie tokie gatvėje rado be smurto žymių,
Mano žmona šiandien kaip tik klausė, sako, kodėl jie neslėpia, tai jie galėtų užčiaupti ir žiniasklaidą uždrausti tokius dalykus ir vis bandytų išvartyti, kad čia ne taip yra. O netgi rašo laikraščiai, kad be smurto žymių 2 rasti, 3 rasti, 1 rastas ir jauni, ir vyresni rasti gatvėse, kai eina, nukrenta kaip lapai, ne? Matot, su fiziniu aktyvumu yra susiję. Tas dvynio brolis, vienas iš dvynių brolių, fizinis aktyvumas jaučia kraują burnoje, ne? Kažkas su fizinis aktyvumas ir iš karto, tai žmonės eina į mišką pasivaikščioti, dar kažkokia fizinė veikla, negyvi, ar ne? Ir sako, kodėl sako, jie neslėpia, kodėl neužčiaupia tų žiniasklaidų, jie kontroliuoja visą tą reikalą. Tai mano paaiškinimas buvo toks, sakau, turbūt jie nori, kad žmonės priprastų, kad tai yra normalu. Kad tai yra normalu, rasti 2-3 žmonės parduotuvėje, stovėliai nukrenta, išneša, kad jūs priprastumėt, brangieji, kad tai yra normalus dalykas, kad kristų žmonės kaip lapai vienas po kito, numetė, išvežė kažkur, tai viskas, dar vienas nukrito, kad tai taptų jo gyvenimo norma, ar ne? Kai tai taps gyvenimo norma, jūs jau tam nebesipriešinsit. Tiesiog šuo karimas pripranta, girdėję tokį posakį. Nu tai va. Dabar ką reikėtų daryti? Man tai juokingiausia, kad žmonės ir toliau nesupranta, ką reikia daryti. Dabar jie kaltina save, jie geria, jie dar kažką, tai nebrangiai. Jūs, jeigu norit dar už tuos, kurie neapgauti, pakovoti, už savo vaikus, už savo draugus, kaimynus, taip toliau, jūs jau paaukoti esat, ne? Kaip auka. Tai dar kitas dalykas. Galbūt tai galima pataisyti, mes to nežinom, galbūt galima išvalyti, gal, aišku, bus dabar visokių ekspertų, kur sakys, kad galima, o iš tikrųjų gal negalima. Bet gilinkitės taip toliau. Bet kodėl aš taip ir nesuprantu, kodėl jūs nepaduodat dabar įmonių vadovų į teismus, kurie grasino? Bet matot problemą, turbūt dauguma neturit įrodymų, kad grasino jūs atleisti. Nes aš, kiek sakiau, parašus, paimkit raštą iš direktoriaus, parašą, kad tikrai dėl skiepo atleis. Nė vienas negavote tokį. Vadinas, buvo tik paprasti gąsdinimai, o jūs kaip kvaili patikėjot, ar ne? Arba buvo kažkoks raštas kažkur pakabintas ir jums prilipo tos papirgalis, ne? Dabar bandykite įrodyti, kad įmonių vadovai spaudė. Netgi va ta šachmatistė Čimilytė sakė, nieks nieko nevertė ir taip toliau. Tai, nu, aferistė, ne? Suprantat, jinai dalyvavo masiniam genocide ir dabar daugmaž ko jūs norit, čia nieks jūsų nevertė. Daugmaž, atšokit, patys kvaili. Ir žodžiu, bet ką jūs turit daryti? Jūs turit padavinėti dabar į teismus įmonių vadovus, savivaldybių merus, duoti ieškinius, reikalauti jiem taikyti baudžiamą atsakomybę, nes jie žudė žmonės, taikyti baudžiamą atsakomybę, finansinę atsakomybę. Aišku, finansinė atsakomybė, jeigu valstybė paduos į teismą, tai realiai pristeisit pinigus iš mūsų, iš visų žmonių. Bet ką jūs galite paduoti? Jūs galite paduoti į teismą šitas kompanijas, visus Pfizerius, Modernas ir taip toliau. Kooperuokitės į vieną bendrą ieškinį. Kas sakė, kad lietuviai susikooperavę 20, 30, 100 žmonių negali paduoti Pfizerio į teismą ir prisiteisti kompensacijas, bet aš tai įtariu, kad Pfizeris ko gero jau bus užbankrotintas ir nebeturėsit ką pristeisti, bet vis tiek, o gal dar spėsit. Reiškia, jūs turite dabar padavinėti į teismus tuos, kurie pasinaudodami jūsų kvailumu, jūsų naivumu, nežinojimu, jūs apgavo ir sugriovė jūsų sveikatą, nužudė jūsų artimuosius. Duokit ieškinius, reikalaukit, nepasiduokit, nes kaltinti save, nu, ką žino, pats geriausias sprendimas, ką jūs tom pasieksit, ar ne? Tai va toks patarimas jums, brangiai. Taip, jūs apgavo ir dabar jūs puikiai žinot, kad jūs apgavo. Tiesa, tie, kurie gavo placebą, jie toliau, čia greičiausiai buvo padaryta taip, kad sušvelninti efektą, kad nekiltų revoliucija, apie 30-50% žmonių buvo duotas niekas. Ir vienas dalykas, o kita priežastis turbūt, kad dabar tie, kurie tikėtai mogzlu, kažkas man patiko, parašė mogzlu, tikėtojai mogzlu. Mogzlu, jie tiki mogzlu. Reiškiasi, tai jie, kadangi jie gavo nieką, jie ir nesusirgo, niekas jiem nenutiko, jokių pablogėjimų su sveikata nebuvo. Jie eina dabar visam pasauliu, jis pasakoja, ką jūs čia nesąmonė, aš gerai jaučiuosi, pas mane viskas gerai, stiprus, ne, tu koks buvai sveikas, kaip ir visi kiti, toks ir likai. A tie kiti tikėtojai mogzlu, reiškiasi, sugriovė savo sveikatą.
Va tau ir atsakymas. Va tau ir išvada. Ir jie staiga jau veikia kaip marketingistai, jau įkalbinėja kitus, kaip jie gera. Suprantat, labai gudriai sugalvota marketinginė sistema. Nu, ką tu nori, čia biologinis ginklas, taigi brangiai. Čia nėra šiaip netyčia, suklydo, durniai idiotai, kaip jūs mėgstat vadinti. Ne idiotai jūs naikino brangiai. Čia jūs idiotai, kad priimėt šitą reikalą į savo kūną, kad leidot atlikti eksperimentus ir leidot vykdyti genocidą. Tuo pačiu statėt į pavojų kitų žmonių, nes čia Amerikoje mes turėjome mobilizuotis. Per parą mobilizavosi 10 milijonų gyventojų, kurie buvo pasiruošę konfrontuoti Amerikos armiją. 10 milijonų su automatiniais ginklais mobilizavosi per 24 valandas. Kažkaip, nes jau buvo kalbos, kad važiuos į namus su policija, ten vaikus atskirinės ir taip toliau. Ir kaip tik tai mobilizavosi, kažkaip praėjo bet koks noras, nu visų pirma Amerikoje. Ir taip, Amerika yra ginkluota, nieks jokių blokadų, kaip jums, kad Lietuvoje darė, neleido važiuoti, neleido to, neleido šik, neleido myšti turbūt jums be vyriausybės leidimo, be policijos, ar ne? Paštininkai važinėjo per namus, čia tokių vėjų nebuvo, todėl kad būtų gavę labai greitai kulkas tarp akių, nes mes esam labai ginkluota, visa Amerika. Reiškia, mano draugas yra antras pagal taiklumą Amerikoje šaulys, spec tarnybose dirbantis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai per tą koroną jisai ištraukė, parodė visą, arba taip tik parodė, kad visą savo kovinį arsenalą, tai koks 20 automatinių ginklų, snaiperiai, granatos, žodžiu, sako, dar jau nepergyvenk, jis ten praktiškai gali kokį 50 žmonių apginkluoti, tik vienas žmogus, ar ne? Nu, jis ten ir prekybą ginklais užsiminėjęs ir taip toliau, čia ne dėl savęs jis prisipirkęs. Tai va, žodžiu, kažkaip praėjo noras važiuoti jiems į namus ir skiepyti ar dar kažką. Jūs Lietuvoje dėja buvot kitaip, su jumis buvo elgiamasi ir daugelį kitų šalių. Kągi, draugai, tai vat, jeigu rašykit komentarus, kaip jaučiatės, pasakykit tiesą žmonėm, pasakykit tiesą. Jeigu kas norit bendrą, padarysim kažkokie ypatingi atvejai, galim padaryti bendrą video įrašą. Jau praėjo 3 metai, reikėtų kažkokių imtis veiksmų, manau, jau įrodymų ir mirčių, ir sveikatos sugadintų yra labai daug. Tai galbūt reikėtų imtis veiksmo, brangiai, aš visą laiką už veiksmą. Pašnekėti visi gali, bet reikia imtis veiksmo. Aš pasakiau, ką daryti. Padavinėkite į teismus įmonės, kurios vertė jūs skiepytis ir dabar sugadinta sveikata. Padavinėkite į teismus savivaldybės, valstybę padavinėkite į teismus. Nu ką, prisiteisit pinigų iš mūsų visų, galima sakyti. Ir būtinai padavinėkit, ruoškit grupinius ieškinius, padavinėkit į teismus, reiškiasi, farmacijos kompanijas, būtent tų gamintojų skiepų kompanijas paduokit į teismą ir gal per kažkiek laiko prisiteisit savo bent jau pinigų kažkiek užsugriautą sveikatą, jeigu dar spėsit. Kągi, būkit protingi, o tie, kurie nesiskiepėjo, būkit protingi, būkit logiškai mąstantis, kuo toliau, to šitoj planetai bus linksmiau ir įdomiau gyventi, perkeltinė prasme, aišku. Kas nori dirbti su nekilnojamu turtą, aš buriu sveikai, kritiškai mąstančius žmonės į savo bendruomenę, į savo komandą. Mes dabar prekiaujam tik tai su namais. Kontaktuokit mane, prenumeruokit YouTube kanalą Namų brokeriai, prenumeruokit Facebooką Namų brokeriai, skambinkit man 8660 22120. Iki.